Labas vakaras, mėloji šeiminėlė, kaip jums sekasi. Šiandieną yra antradienis, 6 valanda vakarų. Mes su Ryanu baladojamės namuose. Jisai valgo KFC ir žiūri televizorių, aš sėdžiu prie kompiuterių dirbu, dabar išsiėmiau mėsą, kurią reikia atsišaldyti ir virsiu rytojui. Bus kelios valandos vakaro rutina. Nieko nėra pagražinto, nieko nėra filtruoto, viskas taip, kaip gyvename. Tai mes gyvename dviese su sūnumi Tailande, kurie pirmą kartą žiūri sveiki. Dabartis yra po 6:10. Čia yra vištienos kulšys, kurias reikės atšildyti. Pusę pasiliksime savo, pusę išvirsiu šunim, žinoma neduosiu kaulo, bet jiems patinka toks skanesnis, ne per sausas gabalas mėsos, nes dažniausiai tai verdu vištienos krūtinėlės, tai gal truputėlį per sausą, bet bandau su sriuba tokia pavirti. Kiekvieną kartą grįžusi išsikraunu televizorių, norėjau sakyti, šaldytuvą, jame yra nieko. Žinau, jeigu norite, kuris kabo čia gerus 2 metus. Taip pat aš turiu visokių padažų, kurių jau nebenaudoju, bet kartais vaikui labai patinka. Mano draugė iš Indijos man pagamino tokį purškiklį veidui ir plaukams, kvepia kaip citrina, sakė, nedėjau citrinos, nežinoma, mes gyvename karštoj šaly, tai negalima. Jinai yra iš Indijos, gyvena Tailande ir jinai man sumaišė su aliejukais, su vandeniu, su kažkokiom petražulim, labai skaniai, natūraliai, žaliai kvepia. Čia yra nuo alergijos Ryanui. Vieną kartą taip sugriebė, kad aš kaip išsigandau, plėmais visą numėtė. Pradėjau labai kasytis, kaklas paraudonavo, tai nupirkau ir sakoma, kad labai geri vaistai. Taip, jisai juos išgėrė ir iš karto viskas aprimo. Taip pat čia yra tokios korėjietiškos sriubos, kurią kartais verdu, įpilu truputėlį. Ir nieko per daug čia nėra ką pasakyti. Atrodo toks bardakas, mama gražiai gyvena, šiaudais kūrena. Aha, jogurtas, aš manau, jau jį reikia išmest. Noriu jums parodyti, pirkau beef tallow, tai yra jautienos taukai. Visas maistas, kurį mes turime namuose, reikia gaminti. Va taip atrodo šaldytuvas labai biednai. Sriuba, aš išviriau vakar, tai reikės jau... jau jos nebevalgys, ne. Kas dar čia yra? Agurkų, citrinos varytoj su karštu vandeniu. Draugė Eliza nupirko Prime Ryanui, jisai vis taupo, sakau, kada, kam tu taupai? Labai noriu pasitaupyti. Gerai, sakau, pasitaupyti. Taip pat turiu ryžių nupirkti. Išviriau prieš kelias dienas. Matote, mes gyvename labai paprastai, bet kamera yra daug. Kaip sakoma, pilnesnė. Joje yra visko, va, jautienos, kiaulienos, vištienos. Jautiena. Visokių čia pridėta. Reikia pradėti plauti, tvarkyti ir po to persirinkti. Matau, kad neužtenka maisto šunims ir nenoriu važiuoti į parduotuvę. Tai dabar turiu vištienos, ryžių ir pakepsiu jiems kiaušinių. Iš tikrųjų tai bus taip lengvai pakepinti ant nieko. Nereikia nei sviesto nieko, nes turi sauso maisto, bet norėtųsi kažko skanesnio jiems. Turiu kiaušinius čia, Betagro Hygienic, tipo vieni iš geresnių. O šuniukai šoka, ypač Gilbertas, mano riebulis, o šoka, ko tu šoki, vaikeli, ko tau trūksta? Mano mažiukai, pupsiukai, ko tau trūksta? Gerai.
Vakarienė. Dažniausiai pabaigiu vakarienę apie 6 valandą vakaro ir pradedu valgyti apie 10-12 valandą dienos. 10 ryto, 12 dienos. Vidurdienį. Šiandieną, manau, bus daug vėliau, apie 8 valandą vakaro, arba kiek dabar valandų, jau 7, apie pusę 8 valgysiu. Ir taip pat bandau visuomet išsiplauti indus tą pačią minutę, nepridedu. Anksčiau tai pridėdavau pilną kriauklę ir labai, prisikraudavau. Na va, tai yra vakarienė. Turiu tokį ploviklį, kurį reikia praskiesti. Galima plauti grindis, tinka ir prie šunų, kad naudoti, ir vaikų. Taip pat galima drabužius plauti, toks natūralus ploviklis, neturi jokių toksinų. Ir va truputėlį, kad Ryanas dabar pieš. Hi Gilbert. Hi Gloria. Hi Dash. Hi Ryan. Dabar yra 7:15 vakaro, aš pasidarau kavą vakare ir ją geriu ryte. Jūs įsivaizduojat? Tai darau jau gerus 4 metus. Man nepatinka karšta kava, kadangi, nežinau, mes gyvename karštoje šalyje, tai labai faina ryte atsikelti, apsiprausti, išsivalai dantis, apsiprausi, pasiruoši, jo. Ir tada išgeriu apie pusę litro vandens, padarau meditaciją, tempimus ir tada sėdu ir kavą geriu, kada vaikas dar miega, ramu, tylu, man labai patinka. Ne visuomet keliuosi 4 ryto, būna kartais 5, būna 6, ne visuomet vienodai, kadangi esu mama ir turiu tų dalykų, kuriuos reikia padaryti, bet man ankstus rytas be vaiko, be jokių garsų, be nieko yra pats fainiausias. Tai dabar kavą pasidarau, kurią paliko mano draugė Eliza. Turiu tokį kalėdinį puodelį, kurį esu pirkusi Honkonge prieš 5 metus, prieš 6 metus. Iš tikrųjų tai yra dovana Simonui. Tas puodelis yra net kritęs, griuvęs visur ant tokių ant tokių plytelių ir žinokit, niekas jam nenutiko. Mom, tell me what I want to do. Tell me what to draw. Can you draw Daddy? Daddy, are you serious? Yeah. But it might be not good for you. It will look funny. Because I don't even know what it is. Do you like me to read your book? Oh, it looks bad. I love it. Aww. Rutina yra tokia, prieš einant į viršų aš išjungiu kondicionierių ir palieku duris atidarytas, nes šunys eina į apačią, į viršų, į apačią, į viršų. Dabar yra po 7:25. Einame į vonią, Ryanui išvalysiu dantis, jau jisai yra išsimaudęs. Ir eisime į viršų, paskaitysiu knygą ir aš tuomet nusileisiu į apačią, pabaigsiu plauti grindis, išvesiu šunis pasivaikščioti, pati šoksiu į dušą, o gal pirmą į dušą, po to šunis. Ir taip pat noriu dar pastudijuoti. Vaikas laukia dabar, nori, kad aš jam padėčiau. Mes naudojame tokią pastą jam, nieko platno. The tooth is almost. Einam į viršų, parodyk dantis. Wow, just pull it. No! It's so easy. I've done it many times. That's what happens. Yeah, just 1, 2, 3. Yeah, twist it. Yeah, but that's okay. It's a lot better when it come out. Show me smile, so you will have it on camera for your granny and granddad. It was, yeah, 1, 2, 3. Mūsų patalai, vaiko, mano, šunų, Gilberto ir Dašo. Glorijos namai yra čia. Oh, Ryan.
some smart socks with diamonds up the sides, and a pair of smart shiny shoes, and a shirt and everything else. Na vaikeli, dabartis yra be 5-9 vakarų. Aš sėdžiu ir studijuoju. Aš dirbu čia, nenoriu rodyti, nes tai yra privatu. Vaikeli mano šuniukai, o vaikas jau senai miega. Tylu, ramu, faina.